gerbiamos ponas ir gerbiami ponai. Gerbiama Brigita, džiaugiuosi matydama jūs čia, mūsų neišskirtinėje vietoje. Ir jūs taipogi, jūs atvykote į nuostabų restoraną Žiemos reveransas. Tai nepaprastas restoranas. Čia vieta, kur viskas nutyla ir pradeda kalbėti jausmai. Muzika atgyja. Ir mūsų restorano šefai tai nepaprasti virėjai, tai kompozitoriai. O sielai mes jums siūlome geriausią partitūrą. Ne, mes negaminame banalių kepsnių, mes nedarome paprastų salotų, mes gaminame muzikinius, kulinarinius šedevrus iš tyriausių ingredientų, tokie kaip viltis, tokie kaip ilgesys ir, kas svarbiausia, meilė. Kaip malonu, ponas Alfonsai. Jūs sakote kulinarinius muzikinius šedevrus. Och, jūs kaip ir jaunystėje, jūsų liežuvis kaip poeto. Aš labai norėčiau sužinoti, kokius skonius siūlymų kompozitoriai. Brigita, mes drąsiai galime teikti, kad jūsų norai mums įsakymas. Mes šiandien jums paruošėm nuostabų meniu. Leiskite pristatyti Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis Vilnelė, kurio pagrindinė virėja Laimutė Purlienė jums paruošė išskirtinį meniu, kurio pavadinimas Prisiminimų vasara.
susitiko du lietaus lašai, lietų lašai, tai rytmečio rasa. Susitiko jie tavame lange, tie du lašai, tai tu ir aš drauge. Susitiko jie tavame lange, tie du lašai, tai tu ir aš drauge. Padainuojam kartu. Susitiko jie tavame lange, tie du lašai, tai tu ir aš drauge. Oi, tu berneli, bernužėlė. O gavai tu mane. Sakei palaukti, laukiau. Sakei savaitę, po to mėnesį. Po to ir metai praėjo. Ir nėra, apgavai. Žinai, kas man skaudžiausia? Skaudžiausia tai, ne kad tu neatėjai, bet skaudžiausia tai, kad aš vis dar laukiu ir tikiuosi. Oi, berneli, tu jaunutį, gal tu mane mylėjai, gal tu man tokia jaunutį, širdį druskos pribastei, gal tu man tokia jaunutį, širdį druskos pribastei. Aš nueisiu į apieką, nusipirksiu tručis nusipirksiu širdėlai, ir gyvenimas baigtas. Nusipirksiu širdėlai, ir gyvenimas baigtas. Pasisiųsiu juodą suknią su raudonais guzikais. Juoda suknia reiškia mirtį, o guzikai tai lėlė. Juoda suknia reiškia mirtį, o guzikai tai lėlė. Aš nueisiu lyg į mišką, ten suras man liūtai. Sudraskysi juodą suknią, liks raudoni guzikai. Sudraskysi juodą suknią, liks raudoni guzikai. Oi, berneli, tu jaunutį, gal tu mane mylėjai, gal tu man tokia jaunutį, širdį druskos pribastei, gal tu man tokia jaunutį, širdį druskos pribastei. Nakties ramybė tai ramybė, mėnulis švietė taip aukštai, gražiai mergytė juodakytė, skiria su jaunu berneliu. Gražiai mergytė juodakytė, skiria su jaunu berneliu. Jisai skirdamas jos paklausė, oi tu mergelė, ar žinai,
ne kartą savęs klausinėjau, už ką myliu tave. Ne kartą savęs klausinėjau, už ką myliu tave. Myliu tave už gelsvas kasas ir už juodasias akeles. Myliu tave už rausvas lūpas, už saldų pabučiavimą. Myliu tave už rausvas lūpas, už saldų pabučiavimą. O Dieve, kam davei man širdį, kad pamylėčiau aš tave. Sudėjus juodosios akutės, nebežavėsit jūs manęs. Sudėjus juodosios akutės, nebežavėsit jūs manęs. Pakalnė. O, kiek pažiūrėsit pro langus, jau saulės seniai nematyt. Saulės tai nematyt, bet pavasaris širdyje atsiranda. Iš tikrųjų, nors už lango žiema, o aš, žinote, jaučiu alyvų kvapą. Ar čia vėl jūsų burtai kokie, ar kas, aš nesuprantu? Ne, gerbiamoji, tai ne alyvų kvapas. Tai namų kvapas, ukmergės kvapas. Taigi vadinasi jisai melsvasis alyvų sapnas, švelnus levandų ir melinių desertas. Jis kvepia gegužę vakarais, kai naktis būna šiltos, o svajonės begalinės. Pridėkite nakties paslaptį, tai tokia stipri juoda kava su vietiniu balzamu, kurį dabar ragaujate. Gėrimas tiems, kurie nebijo tamsos, nežino, kad po jo visada ateina rytas. Ir aišku, būtinai turi būti ant zelmutės lauktuvės. Tradicinis namų pyragas su cinamonu. Jis kvepia pasakiškai. O problemos, kai valgai, tampa tokias mažas. Ir pabaigai desertas.
Saulėlydžio palydos. Taurė gintarino midaus, skirta padėkoti už šį vakarą ir palinkėti viens kitam šviesaus kelio namo. Taigi, dabar patiekalą pateiks Ukmergės kultūros folkloro ansamblio Piliava nariai šefė Vilma Bulevičiūtė Sabaliauskienė. Žiedai
Ransas sakė, kad šičia šiandien buvo partitūra sielai, šitas visas meniu. Ir jis buvo teisus. Šį vakar mes ragavom, atsiprašau, Alfonsai, mes ragavom ir prisiminėm, kaip gera būti kartu. Iš tikrųjų, gera buvo kartu. Visi. Turiu net 3 žinias. Pirmoji žinia – geroji. Ukmergėje atsirado naujas restoranas. Žiemos reveransas. Maitinsime visus. Maitinsime ne kūnus. Maitinsime sielas. Kiekvienam. Prasta žinia. Ne šiaip sau klausėt. Reiks susimokėt. Geriausiai priimama vienintelė valiuta. Jūsų aplodismentai, gerbiamieji. Ir dar kartą noriu pristatyti visus virtuvės šefus. Brigita, pagarsink. Taigi, kviečiame į sceną visus mūsų muzikos ir skonių burtininkus. Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis Vilnelė, kurio vadovė Laimutė Purlienė. Taigi sekantis bus Radviliškio miesto kultūros centro folkloro ansamblio Aityje. Vadovas Donatas Stagilevičius. Pasvalio kultūros centro folkloro ansamblis Raks. Vadovė Daiva Adamkavičienė. Folkloro ansamblis Raskila, vadovė Lina Vilienė. Ir mūsų mieliausieji Ukmergės kultūros centro folkloro ansamblis Piniava, vadovė Vilma Mulevičiūtė Savliauskienė. Sakykit, brangieji, ar visi turit viršininkus? Aš irgi turiu. Noriu pakviesti arčiau savęs Ukmergės kultūros centro direktorės pavaduotoją Sigitą Rimvidienę. Prašau, Sigita. Atslūgus švenčių šurmuliai, kultūros centras jūs pakvietė į labai gražų renginį žiemos reveransą. Juk taip norisi, kai už lango ilsisi žiema, mums visiems artumo, šilumos, šilto apkabinimo, o gal ir šelmiško žvilgsnio ar kokio lengvo flirto. Tai, kad dėkoju jums, mėlieji žiūrovai, už karštus aplodismentus. Tikrai jaudrinot atmosferą, turbūt reikės ir gesinti. Ir tuo pačiu noriu padėkoti susirinkusiems patiems romantiškiausiams Lietuvos muzikantams ir dainininkams. Taigi už nuostabius, nesenstančius pilnus meilės ir nostalgijos romansus rajoninėje šventėje žiemos reveransas dėkojame Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansambliui Vilnelė ir vadovei Laimutei Purlienei. Nuoširdi padėka ir Panevėžio folkloro ansambliui Raskila ir vadoviai Linai Vilieniai.
dovanojo ir Radviliškio miesto kultūros centro folkloro ansamblis Aidija ir vadovas Donatas Takvilevičius. Šokio ritmu dėkojame ir Pasvalio kultūros centro folkloro ansambliui RAKS ir vadoviai Daivai Adamkavičienei. Na ir garsiausiais plojimais padėkokime Ukmergės kultūros centro folkloro ansambliui Pineva ir vadoviai Vygmai Mulevičiūtei Sabaliauskienei. Aš taip pat labai norėčiau padėkoti jūsų, mėly žiūrovai, kad taip gausiai susirinkot ir kad taip mėgstat, mylit ir dainuojat romansus. Tai yra nepaprastai smagu. Dar labai noriu padėkoti šauniesiems vedantiesiems, krikštaponiams, ne vyras, ne giminė, ne kažkas, bet ta pati pavardė - Onutė ir Vidmantas, Alfredas ir Brigita. Padainuokim visi kartu, kol dar matau medžius. Jūs, mėly žiūrovai, skaidrėje matyti turėtų parodyti jum posmelius ir jūs turėtumėte dainuoti.